būtinai kažkas Lietuvoje turėjo jau iki šiandien, iki šio vakaro ir anksčiau tą klausimą iškelti ir kieno yra atsakomybė. Jo, sprendimas buvo, kad mes uždarėm savo Ignalinos atominę elektrinę, kuri prieš tai buvo modernizuota. Būtent. Skandinavų švedų buvo įkišti, skandinavų švedų. Įkišti buvo milijonai ir jinai buvo saugi ir ją buvo galima toliau ir modernizuoti ir toliau buvo galima ją plėtoti, kadangi visa infrastruktūra tarybiniais metais buvo sukurta fundamentali infrastruktūra, kurios pamatų buvo galima tą energetiką plėtoti ir už to turėti ne tik tai ekonominę naudą, finansinę naudą, gerbuvį, nepoperinę pliurpalinio lygio Nausėdos gerovės valstybę, bet realią gerovės valstybę ir negana to, iš to turėti geopolitinę galę, padidinti nominalią valstybės politinę, geopolitinę galę dėka šitos elektrinės. Bet tai buvo sulikviduota, paprašius, pasakius kažkokiam, arba kažkokiems priėmus ES klerkams kažkokį tai sprendimą. Kitaip tariant, mums stojant į ES, 2000-aisiais, aš čia grubiai dabar tentų neatsimenu, bet sakysim 2002-2003 buvo padaryta strateginė klaida. Totali strateginė klaida, paklūstant, neparodant stuburo, atsisakant suvereniteto. Ir čia ne tik stuburo, neparodant pirmiausia smegenų supratimo. Ir klausimas, kas tuo metu buvo prezidentas. Tuo metu prezidentas buvo Valdas Adamkus, buvo Paksas, paskui vėl Adamkus. Paksas ten fragmentiškai. Paksą galime pastumti šoną, jisai čia šitoje vietoje nieko nepriminėjo, lieka prezidentas, bet jam dabar toj bus 100 metų, mes švenčiančio žmogaus, bausti negalime. Ir jo labiau tikrai ne jis vienas buvo atsakingas. Kviestinis prezidentas, tą turim suprasti irgi, kviestinis prezidentas, tapęs prezidentu, apeinant švelniai tariant, apeinant Respublikos konstituciją arba, jeigu grubiau sakant, paminant ją, labai akivaizdžiai visų akivaizdoje. Jisai buvo tik tai kviestinis prezidentas, bet sprendimus priiminėjo, kaip čia pasakyti, vietinė kompanija. Didžiosios partijos, šiuo atveju turbūt tos pagrindinės, kurios tuo metu buvo. Kas ten tuo metu buvo? Aišku, buvo konservatoriai, buvo socialdemokratai. Ir tuo metu dar buvo ant bangos, kiek aš pamenu, tokia naujoji politika. Kaip jie vadinasi? Sąjunga. Taip, naujoji sąjunga Paulauskui. Jo. Ir jie visi ratais kvadratais, abiem rankom ir kojom balsavo už to sprendimo, kuo greitesnį įgyvendinimą. Ten buvo toksai Ušackas, kuris vedė derybas. Ušacką paskui pakeitė Petras Auštrevičius, kuris pribaigė tas derybas. Tai, mėly ponai, išeikite šiandien ir pasakykite, ko vertas buvo jūsų derybos, ko buvo verta jūsų pozicija, ko buvo verta šitų iešmininkų, kurie vykdė tas derybas, sutiko juose dalyvauti ir tas derybas. Eugenijus Gentvilas. Laikinasis premjeras, kuris padėjo paskutinius uždėjo taškelius ant jį, sakykime, ar varnelės ant. Per labai trumpą laikotarpį. Taip, viskas buvo atlikta. Taip, beje, panašiai vyko prieš tai, anksčiau vyko su mūsų Mažeikių nafta, kada Paksas pasitraukė, buvo kas ten, Kaktys toksai atrodo buvo, ar ne? Jeigu aš neklystu, Kaktys ten buvo ir kas ten dar pakeitė kitas premjeras. Buvo laikinoji Degutienė? Ne, ten kažkas buvo kitas pakeis. Kaktys pakeitė kaip ministras atliko, bet dar kažkas ten buvo, aš galvoju, kas pakeitė Paksą, koks premjeras. Taigi Kubilius. Ar Kubilius iš karto? Po Pakso jau Kubilius. Kubilius iš karto, tada kai jis prieš tampant prezidentu. Taip, jis leido Kakčiui pasirašyti ir tada jau premjerus atėjo. Taip. Tai vienu žodžiu mes turime tuos žmonės, jie visi, ačiū Dievui, visi yra visai gyvi, sveiki ir jie turėtų prisimti politinę atsakomybę. Už tą strateginę klaidą, milžinišką strateginę klaidą, kurią jie prisijėmė ir kuri šiandien iš aukštos tribūnos
oficialiai dabartinės ES pirmininkės įvardinta kaip strateginė klaida. Sako, tai jūs atitikot Lietuvą, atitikot, reiškia, visi kriterijai, kad mes neuždarytumėm. Ten buvo, jeigu ten yra, reiškia, ten visi, sakė, kiek buvo punktų, mes atitikome visus. Tai sako, jūs nesiderėjot. Tai mes tą žinom. Sakė, mes galėjom turėti, reiškia, patvirtino, sako, jūs, sako, Lietuva atitikot visus punktus. Lietuva, Giedrė, atitiko visus punktus, kad galėtų valdyti Mažeikių naftą šiandien ir iš to uždirbti. Ne, esmė yra ne ta. Esmė mes to nenorėjome, mes patys to nenorėjome.